Spaudžia gyvybę, siek dabar. Ir tiesa. Šalia tos dėžės. Aš mačiau tik vieną dalį. Nemačiau aš kitą. Užgimdams pumpurui lygus, iš kurio peržydėjęs ir nusirėdęs, užaugin vaisius ir amžį savo pabaigę. Labas vakaras. Tikiuosi, poetai šitą Donelaičio pakeltą kartelę išlaikys šiandien, o jums pas mus skaitė literatūros katedros dėstytojas Romas Kunčikas. Gyvybė laukų, pievų ir miesto kalba, sus rankoje dyla, žaltika pakeisti šitą šventišką naktį bes lietus. Lietus sako medžiams, gėlynams švenčiant ištikimą savo pergalę. Prasme, tautos baimė ir emigrantų grįžimą. Juozapo vyriausiajam sūnui. Paštas vieną laišką. Apmokymai. Kaime, kuo toliau nuo civilizuoto pasaulio, buvo surinkti gyvojo žodžio apmokymai. Lok, kaip kaimo šunys. Au, au, au. Stau kaip iša. Kotkodakš. Turėk proto kaip višta. Kotkodakš. Ir leiskis skerdžiamas savo šeimininko. 6 treniruotė. Okie kaip arklas. Ark žemė. Poezijos pavasario renginys jau 4. dieną vyksta Klaipėdoje. Ir ne tik Klaipėdoje, bet ir baterijos to, kuris nepavargdamas ritmingai žygiuoja tarnyba, vaikai, namai, mokesčiai. Tokia kasdienybė, kas vakarą parsirident, užgavėnių žydukai, niekas neužrašo ant staktos didžiųjų kaminų arba besibaigiančią meilę rašysiu tau laiškus, kokį seniau matytą Titaniką. Ir visa tai tik dėl vieno vienintelio dalyko, kad liktų kuo platesnės paraštės. Viliuosi. Norim. Lyg Puritano asilas tarp ano ir šio pasaulio. Stiklais keliauja tie patys, vis tie patys veidai, o Lietuvos namai netilpo, o kostiumų, suknelių, baltris šildau rašomojo stalo stiklą. Kas mane sušildys rytą? Po pamainos, karšta vonia, už žvaigždės, kad kartu